Sveiki! Greitai prašuoliavo dar vienas vasaros mėnuo ir mes jau įžengėm į rugpjūtį. Trumpai apžvelgsime Liepos išdaigas, mūsų įvardintas ilgalaikes prognozes ir jų pasitvirtinimą ir žinoma, kas būdinga rugpjūčio mėnesiui ir kokio mums jo laukti šįmet. Taigi pradedam. Audringiausiai Liepą pasitiko pietiniai rajonai. Jau Liepos 1 dieną, besitęsiant karščiams, jie susidūrė su smarkiomis liūtimis, kruša ir škvalų, kuris siaubė miškus ir gyvenvietės. Audroms išstūmus karštį nuo Liepos 3 dienos Lietuvoje įsitvirtino beveik 10–15 laipsnių vėsesni orai. Ir šis laikotarpis truko nei daug, nei mažai, apie 10 dienų. Pasitaikydavo oro temperatūra, kad nekildavo ir aukščiau 20 laipsnių šilumos. Na, o pavojingi reiškiniai kartodavosi žymiai rečiau, atrodytų vėsu. Kas gali formuotis? Kruša, liūtis, ar tikrai? Tačiau mes jų sulaukdavom karts nuo karto ir per tas 10 dienų. O taip pat ir būdavo pavienių perkūnijų. Padori vasariška šiluma sugrįžo Liepos 12 dieną. Lietuvai patekus į šiltąją anticiklono dalį, oras pradėjo šilti iki 25–28 laipsnių šilumos, o kartais vienur ar kitur įkaisdavo ir iki 30. Laikotarpis beveik apie savaitę laikėsi sausas ir ganėtinai saulėtas, o nuo Liepos 18 dienos pasirodė pirmieji lietaus debesis, o 20 dieną buvo jau fiksuotas stichinis reiškinys, labai smarki audra bei smarkus lietus. Čia lietus, kai per 12 valandų ir trumpesnį laikotarpį prilyja daugiau negu 50 mm lietaus. Pavyzdžiui, Raseiniuose tą dieną per 7 valandas iškrito net 54,4 mm lietaus. Tai 2/3 mėnesio normos. Paskutinis dešimtadienis buvo įvairiapusiškas. Pasitaikė šiltesnių, net karštesnių ir vėsesnių orų, šiltesnių ir labiau lietingų. Įspūdingiausia orai šią vasarą būtent pasirodė mėnesio sandroje, kaip ir birželį bei Liepą, kai buvo kaitra ir ją išvijo audra, taip ir Liepą bei rugpjūčio sandroje tas scenarijus pasikartojo. Mes sulaukėme Liepos paskutinę dieną 30–34 laipsnių karščio ir vakaro valandomis pradėjo formuotis audros, bet labiausiai jos smogė mums rugpjūčio 1 dieną. Na ir prognozės bei jų pasitvirtinimas. Pirmiausia, Liepa. Liepos mėnesio prognozė visai nepasitvirtino. Pirmiausia, buvo prognozuota 1,5 laipsnio šiltesnis mėnuo, o kritulių turėjo iškristi tik 5% daugiau. Ir kągi mes turim? 0,7 laipsnio mėnuo buvo vėsesnis, o kritulių iškrito net 61% daugiau negu mėnesio norma. Ir šioje vietoje nuo mūsų prognozuojamo kiekio 56% buvo daugiau drėgmės, negu Europinis centras prognozavo. Taigi jau 2 mėnesius iš eilės Europos prognozių centro kritulių skaičiavimai duoda maždaug 50% mažiau kritulių negu iškrenta Lietuvoje. Tai koksgi mūsų laukia rugpjūtis? Rugpjūtį jau kiek dažniau mus lanko Atlanto ciklonai, kurie išstumia šiltas oro mases ir formuoja labai aktyvius atmosferos frontus. Būtent jie atneša į mūsų šalį liūtis, perkūnijas, škvalinį vėją ir krušą. Didžiojoje šalies dalyje per mėnesį iškrenta tarp 70–80 mm kritulių, kiek daugiau apie 100–110 Žemaitijoje. Nepaisant to, kad rugpjūtis yra vienas iš lietingiausių metų mėnesių, jis neretai mus džiugina ir saulėtais bei sausesniais orais. Nes vasaros liūtis, jos būna trumpos, ilgai netrunkančios. Taigi iškart po smarkios liūties mes galime vėl sulaukti giedresnio dangaus ir lepinti saulės šiluma.
O kai su pietiniais oro srautais į mūsų regioną atkeliauja atogražų oro masės, mes sulaukiame, kaip ir kitais vasaros mėnesiais, temperatūrų virš 30–35 laipsnių karščio. Dažniausiai tokie karšti laikotarpiai stebimi būtent pirmojoje rugpjūčio pusėje. Apie rugpjūčio vidurį jau sinoptinė situacija pradeda pamažu keistis, o vidutinė paros oro temperatūra gali net 10 laipsnių tapti žemesne. Atmosferos procesai pamažu ima persitvarkyti ir ruošiasi rudens sezonui. Tačiau pastarąjį dešimtmetį keičiantis klimatui, ryškesnis atšilimas būtent sutampa su antraja rugpjūčio puse. Pavyzdžiui, pernai rugpjūtis buvo ganėtinai vėsus. Pagal skaičiavimus 1,2 laipsnio vėsesnis negu įprasta, o didžiausias ir staigus atšilimas fiksuotas rugpjūčio 28–29 dienomis. Pažvelgus į rugpjūčio rekordus, galima išskirti keletą tokių įspūdingesnių. Pavyzdžiui, aukščiausia rugpjūčio oro temperatūra vos 1/10 nusileidžia absoliučiam Lietuvos karščio rekordui. Ji buvo užfiksuota 2015 metais rugpjūčio 8 dieną Birštone, kai oro temperatūra pakilo iki 37,4 laipsnių karščio. Lietuvos pajūryje 2012 metais rugpjūčio 6 dieną siautė labai stipri audra. Vos per 1 valandą iškrito 46 mm lietaus, o tai jau netgi šiek tiek daugiau negu pusę mėnesio normos. O vėjo greitis, škvalinio vėjo greitis, siekia 32 metrus per sekundę. Tai vos 1 metru per sekundę mažiau negu uraganinis vėjas. Juk uraganinis vėjas Lietuvoje, priminsime, yra nuo 33 metrų per sekundę ir stipresnis. O dabar prognozė šiam rugpjūčiui. Remiantis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro duomenimis, šis rugpjūtis turėtų būti maždaug 1 laipsniu šiltesnis negu įprasta. Įprastai temperatūra siekia 17,6 laipsnio šilumos. Kritulių, kurių vidutinė mėnesio norma yra 77 mm, šiemet prognozuojama maždaug 5% mažiau nei įprasta. Įdomu, ar pasitvirtins šiais metais rugpjūčio prognozę. Bet mes dar žvilgtelėsim šiek tiek plačiau. Jeigu duomenys panagrinėti įdėmiau, tai mes matome, kad išsiskiria laikotarpis nuo rugpjūčio 10 iki maždaug 17 dienos. Tuo metu tikėtina, kad virš Lietuvos ar šalia Lietuvos suksis anticiklonas ir orai bus sausesni, labiau saulėti. Temperatūra tuo metu turėtų būti maždaug apie pusę laipsnio aukštesnė negu klimato norma. Taigi mes turėsime ganėtinai šiltą ir smagų laikotarpį, o jau nuo rugpjūčio 17 dienos Lietuvą vis dažniau turėtų pradėti pagal prognozę lankyti ciklonai. Taigi lietaus, o ypač nuo rugpjūčio 20 dienos turėtų padidėti maždaug 20%. Taigi laikotarpis tas vis dar išlieka kaip ir šiltesnis negu mums įprasta. Mes turėsime smarkesnių liūčių ir vis dar šiltos orus, o gal tai bus tik tai kelios sausos dienos mėnesio pabaigoje, kai šoktels temperatūra iki 30 laipsnių. Visą tai mes galėsime pamatyti rugsėjo pradžioje. Na, o šilčiausias rugpjūčio laikotarpis turėtų būti pirmąją savaitę. Taigi, kaip matote, ilgalaikės prognozės tvirtinasi gerokai prasčiau. Taigi kol kas jūs dažniau tiesiog užsukite į Meteo LT svetainę arba mūsų programėlę ir stebėkite artimiausių dienų orus. O ilgalaikės prognozės mes žvilgtelėsim bent jau kartą per mėnesį.